Sveiki visi, taigi ką, praėjo lygiai 31 diena, mėnesis po mano challenge'o. Per challenge'ą sakiau, kad mėginsiu užprogresuoti front leverį ir plančą, tai yra jėgos pratimai. Treniravau kiekvieną dieną, tikrai sunkiai. Buvau apsirgęs, aišku, savaitę galima sakyti atmes, bet čia yra nepasiteisinimas. Tad žiūrėkit, kaip man sekėsi. Tikiuosi man nors kažkiek pavyks, bet dabar 2 metus nieko nedariau. Pabandysim savo maksimą. Pradžiai front leverį. Tragedija, o kažkada Lietuvoje vienas stipriausiai buvau. Taip, dabar dar plančą pabandysim. Tikiuosi bent iš karto. Baisu. O kažkada toks stiprus buvau. Nieko, bet va, dabar bus 30 dienų. Taip sakant, žiūrėkit, kaip man sekasi. Let's go, first here. Pradžioje vos fiksacija buvo, dabar matysim, kaip yra. O, front leverį, kaip matot, šiek tiek paprogresavau. Jau nebe fiksaciją biškį užlaikau, o dabar plančia. Plančia buvo tikrai ganėtinai sunkiau, todėl nes man dar yra su nugarom problema. Paulina nesibisteigia. Ką, bandom bent truputėlį fiksuoti. Ne, dar reikia treniruoti, bet kaip matot, tikrai progresas yra ir galiu visiems pasakyti, kad per mėnesį laiko tikrai galite pasiekti šiek tiek rezultatų, tuo labiau jėgos pratimuose ir kiekvienam linkiu nepasiduoti ir siekti savo tikslų, jeigu tikrai norite jų pasiekti.